Nu ką, turiu vieną kibimą, taip pat nuleidau. Mano hobį reikia įsiūti. O, tai čia buvo laineris buvo matyti. Tai va, valgom bolonezę, žiūrim Thinking Tackle, kaip kažkas kits mok žvejot. Bent kažkas pagaun kažką. Nu va, vis dėlto neblankinam. Kasgi sudirba, ogi geltonas fluoro BH popikas. 13 gal, 12 poundų. Net nefotografuosim. Iš tikrųjų. Liuks. Kol kas 1-1. Bum. 2-1. Dar vienas. Aha. Vėl ta pati sistema. Kada rygas su geltonu BH popiku. Mirtinai įsisegė. Galiu pasakyti biškį atvėsa. Oras. Na vėl toks pat. Gal dar mažesnis. 12, gal poundų. Nieko. 2-1. Surišim pavabegą. Vieną. Taip. Prieš uždedant šitą. Visiems rekomenduoju. Tai būtų galas kabliukus. Iš tikro galandai ir visiškai naujas iš poko. Daug nereikia. Viskas sega juodai. Nu ką. Imam popiką. Šitaip dirba BH fluoro popoks 12 mm. Mažiukas. Didelio ir nereikia iš tikrųjų. Papačia švinukas. Iš tikrųjų, kad nekelt viso kabliuko. Kelia tik tai iki švinuko. Ir kai ištirpsta maišiukas, matosi tik popikas pakilęs šiek tiek per. Jis prasimuša pro PV miksą. Tai va, PV miksas būtų vandenį, va ir panašiai, va taip stovi. Geltonas popikas. Liuks. Nieko, popiką uždėjom. Švinukas yra. Maišiuką. Kokią stick miksą naudoju, iš tikrųjų nesigilinsiu. Kokių stick miksų kiekvienas savų naudoju. Čia
Čia iš tikrųjų toksai žuvinis labiau. O, prikraunam į apačią, patrumbuojam, imam sistemą. Patį pirmą vis dedu šviną. Iki pačio dugno. Kišu iki pačio dugno. Čia dėl aerodinamikos iš tikrųjų skrenda tiesiai, skrenda toliai, jeigu reikia. Man paprasčiausiai taip ir niekad nesusipina. Kraunam biškį stikmikso. Įdedam popiką. Vislaik žiūrim, kad būtų popikas prieš kabliuką tiesiogiai ir šone. Viskas. Užkraunam dar stikmikso. Patrambuojam. Opa. Veiksmas vyksta. Nu jo, sušlapinam pirštą. Sudrėkinam maišiuką iš vidaus. Vėl sušlapinam pirštus ir pašiausiai susukam. Ir viskas akimba ir palaikom. Jeigu pats tik miksas, nenustebkit, jeigu yra aliejų pila, ten dipų, dar kažko. Dažniausiai labai sunkiai jisai kimba. Jisai nekimba prašyti, tai gali trišti. Na viskas va. Padarom skilučių. Skilutės iš tikrųjų, kad vanduo greičiau papultų, maišiuką greičiau ištirptų. Tai netirptų, žinot, kažkiek laiko vanduo šaltas, vis dėlto jau šala. Viskas. Šitoks maišiukas mes gerokai virš 100 jardų, jeigu reiks. Nors gali žiūrėti ir prie pat krantus tokį, savo darbą dirbs. Įkrenta į vandenį, nesvarbu taip ar taip. Ištirpsta, popikas pakyla, viskas dirba. Iš čia, iš artimo taško, 1, 3. 3 važiavimai iš ten. Ir vienas važiavimas buvo ten, naktį paleidau, nes girdėjau šokinėjimus. Buvo 4 kibimai ant PV bego. Ir vienas buvo ant semi-stiff hinge. Šiek tiek gal papasakosiu apie semi-stiff hinge. Būtų, man džiauriai patinka iš tikrųjų tas tema. Čia tas pats stiff hinges, bet čia semi. Prašiausiai nuo nulėk yra, čia per vidurį iš tikrųjų dedu putį. Jis popikas, tas pats popikas, tas pats čiodiko kabliukas. Bet jeigu yra, pavyzdžiui, ant dugno žolės, neaišku ten, tai va įsivaizduokit, jis įkrenta. Ir jeigu būtų paprastas stiff hinges, jis, kadangi toksai va, jis va yra putis. Jis būtų taip, bum. Ir gali stovėti taip, nes fluorokarbonas kietesnis. O jeigu naudoji semi-stiff hinge, jis iš tikrųjų gražiai nuleidžia, atsigula ant visų įmanomų žolių ir visko, ir tada gražiai stovi. Sakyčiau, jeigu labai žolėtas dugnas, gal vietoj boom sekcijos naudot kažką minkštesnį. Aš, pavyzdžiui, naudoju semi-stiffą pavadėlį. Jis kietas pakankamai, kad nesileistų taip, o nustumtų, bet minkštas pakankamai, kad gražiai atsigultų ant dugno reljefo. Ir šitas vieną pagavo, iš tikrųjų paskutinis kibimas buvo. Ir buvo būtent šitos sistemos. Važiuojam, net nepilnai 24 valandas, gavosi 22 gal, 5 važiavimai, kaip gal ir neblogai, sakyčiau, visai gal neblogai šitokių orų. Kažkokių pakeitimų sistemų jaučiu, kad darysiu, nes vis dėlto vienas nuėjo, antrą per grubiai traukiau, tai jau čia pačio klaida. Vakarai šala hebra. Kad važiuojate į mytą, pasimkit kažką pasišildyt,
Ir jau kas jaučiasi, tai jaučiasi trumpėja maitinimasis jų, žinokit. Jie rodo, šokinėja, bet jie nemaitinasi. Ir vakar, pavyzdžiui, man pirmas kliovas gal ketvirtą, penktą buvo. Po to ramu. Ir po to 4 kliovai tarp kokių 8 ir 11. Tai bam. Ir po to viskas tyko ramu, nieko. Iki kitų kartų.